Ko tikėtis iš tikrųjų iš mūsų šių vadovėlių? Na, manau, praeiti metai parodė, ko galima laukti, kaip atrodys mūsų nauji ir atnaujinti istorijos vadovėliai. Mes tą liniją laikome ir dabar. Jeigu kas dirbate su naujų kelių ir naujų laikas 9, tai panašus pokyčiai bus ir visose kitose mūsų vadovėliuose. Be abejo, visų vadovėlių pagrindas yra tas mūsų įdirbis, ką mes sukūrėme per tuos 20 metų vadovėlių leidyboje, mes neišimtėme visko iš užrėžę. Tai, kas veikia, kas dirbo, kas atitinka programą, bus panaudota ir naujose vadovėliuose. Kartu atsiranda ir nauji elementai, kurie atliepia programos reikalavimus, tai yra savokos, asmenybės, tekstai, temos, kurių reikalauja būtent atnaujintos istorijos programos. Be abejo, ir kitos didaktinės, metodinės naujovės, apie kurias irgi konkrečiau pakalbėsiu, parodydamas tam tikrus pavyzdžius. Naujas požiūris į kompetencijų ugdymą. Vėl galima diskutuoti iš tikrųjų, ar tai yra tam tikra naujovė, nes vis dėlto kompetencijų ugdymas buvo akcentuojamas ir senesnėse programose, dabar gal kaip išsiplėtė jų sąrašas, paskutinė kompetencija, pilietinė, akcentuojama, visi tie dalykai pas mus irgi yra realizuojami tiek per metodinį aparatą, tiek per tam tikras temas, istorija, aktyviai veiklas ir visą šitą spektrą kompetencijų ugdymų mes irgi akcentuojame savo naujose vadovėliuose. Programų turinys. Na, dėl tų pačių programų irgi mokytojų bendruomenėje kyla įvairios diskusijos, įvairius pastebėjimai. Bet faktas yra tai, kad jos galioja ir kuriant vadovėlį reikia jomis vadovautis ir tam tikromis gairėmis. Tai mes irgi atrindami vadovėlio turinį žiūrime, ko programa reikalauja tam tikroje klasėje, tikros savokos, asmenybės, datos galbūt. Visos tos temos yra vienaip ar kitaip realizuojamas mūsų naujose vadovėliuose. Taip pat vienas iš akcentų tai yra mokinių motyvacija. Vis dėlto mes gyvename tokiam informacijos pertekliaus visuomenėje, kuomet sudominti mokinius tam tikra veikla, istorija irgi yra gana sudėtinga. Mes vadovėliuose paliekame tam tikrus elementus sudominti jos istoriją. Tai yra istorija šalčiau įdomybės, įvairios iliustracijos, įdomesni šaltiniai, kad būtent skatinti motyvaciją ir kad ta istorija nebūtų tokia savotiška kančia ir vien tik tai testai. Kai paliekame mokiniams galimybę pasidomėti plačiau istorijos tam tikrais įvykiais, tam tikromis asmenybėmis, tam tikrais įdomiais faktais. Ir mūsų bendra naujiena visai istorijos serijai, tai be abejo metodinio aparato diferenciacija, ko nebuvo mūsų senose vadovėliuose. Su jais susipažinote be abejo vartydami naują kelią ir laikas 9. Matėte mūsų naujas klausimų ir užduočių skirstymą, tai yra lengvo, vidutinio sunkaus lygio, darbų poromis, darbų grupėmis, tai visi šitie dalykai visose mūsų naujose vadovėliuose bus pateikti ir įgyvendinti. Kaip konkrečiai irgi pateiksiu jums keletą pavyzdžių. Na, visiems mūsų atnaujintiems vadovėliams būdinga vėlgi ta pati skyriaus struktūra, tai yra temų skirstymus į skyrius, kiekvienas skyrius vadinamas tam tikrų įvadų, įvedančių temų. Jų struktūra skiriasi pagal klases, mes vis dėlto paliekame atskirti 5-6 klasę, tai yra, sakykime, epizodinis kursas, tai yra 12-13 metų vaikai, įvadai jiems yra visai kitokie negu, sakykime, gimnazinėms klasėms 10, 9, 7 ir 8. Vadovėlio temos dviejų rūšių. Tai yra tema pagrindinė, kuri atitinka programos reikalavimus, ir tema plus, kuri skirta būtent tai viena iš didžiųjų naujovių istorijos ugdymo programą, tai yra pasirinkam turinį, kuris turės sudaryti apie 30% visų pamokų. Tos temos žymamos tema plus. Taip pat naujiena yra istorija aktyviai atvartai, kurie pakeitė anksčiau jums žinomus istorijos metodus, projektus, kurie buvo mūsų senoje serijoje. Tai yra savotiškos hibridinės temos tarp istorijos teorijos ir tam tikrų aktyvių veiklų. Mes norime, kad mokiniai irgi ne vien įsisavintų kažkokias tai žinias teoriją, bet ir kažką pabandytų padaryti, sukurti ir ugdyti tam tikras kompetencijas. Ir be abejo, čia skiriasi spektras vėlgi atsižvelgiant tam tikrą klasių lygį. Ta 6 klasė daugiau žaidybinių elementų. Nuo 7 mes pradedame judėti link istorijos šaltinių geresnio nagrinėjimo, 9-10 tai yra jau istorinės problemos, tam tikrų tekstų kūrimas, irgi atsižvelgiant į būtent mokinio tam tikrą amžiaus tarpsnį. Ir dar vienas naujas elementas, tai yra tiriamasis darbas. Jie atsiranda mūsų vadovėliuose nuo 7 klasės ir keliaujame iki 10, tai yra 7, 8, 9, 10, kiekviename vadovėlyje bus po porą pasiūlymų tyrimo darbų. Tai yra sudėtingesnė užduotis ir darbui tinkamai ir grupėmis ir poromis. Ir jos pavyzdžius jūs jau matėte laikas 9 naujame vadovėlį.
tokie pat bus atvartai irgi 7 klasėje, 8 ir 10. Skyriaus santrauką irgi šį elementą mes daug diskutavome tarp autorių, iš tikrųjų jis reikalingas ar ne, bet vis dėlto manome, kad tas kartojimas yra reikalingas. Ir ypač dabar, kai tos, sakykime, mokiniai dažnai nepagauna esmės, bando ieškoti, manome, kad tos savotiškas konspektėlis temų reikalingas. Kiekvienas skyrius užbaigimas būtent skyriaus santrauką, kurioje trumpai paaiškinama būtent patys svarbiausi dalykai, kuriuos reikia žinoti ir mokėti. Ir tam tikrą atvartą ar išmokę, kuris jums buvo žinomas iš senesnių mūsų vadovėlių, dabar pakeitė žinau mokų galiu, kurio pavadinimus suponuoja, kad tai nebėra vien tik tai žinių patikros, bet kartu ir gebėjimų patikros atvartas. Vis dėlto irgi mes stebime mokymus, mes matome, kad dabar su uždaro tipo klausimais yra daug problemų, jie gali greitai nusiskanuoti, nusifotografuoti trumpus atsakymus, jais pasidalinti ir dažnai tokios užduotys netenka prasmės, todėl mes įvedame daugiau ir kūrybinių užduočių, tam tikro teksto kūrimas. Matome mes irgi, kad atsiranda tarpiniuose ir 12 klasės naujo egzamino formate tekstų kūrimai, tai mes bandome pratinti juos kurti trumpus tekstus jau nuo 7 klasės. Ir žinau, mokų galiu atvarto ypatybė. Ir temų struktūra, kokia būdinga mūsų visiems naujiems vadovėliais, tai yra visų pirma įvadas, probleminis arba sudominantis, jis irgi skiriasi atsižvelgiant į klasę, tai 5-6 mes daugiau jos pateikėme žaismingus, 9-10 daugiau lakoniškai, orientuoti į žinotinas sąvokas, žinotinas asmenybės ir kitas rimtesnės veiklas. Tekstas vadovėlių visų yra struktūruotas, jo apimtis irgi skiriasi. 5, 6, 7 klasėje laikomės platų struktūros, tai yra viena tema, vienas vadovėlio atvartas. Aukštesnėse klasėse judame į 4 puslapių temas ir įskaidytas posėdis, tas leidžia jį diferencijuoti mokymą tekstą ir paskirstyti jį mokiniams. Irgi kita ypatybė žinotinės istorinės asmenybės ir sąvokos, jeigu lyginsime mes programas 2006 ir dabartinės, mes matome, kad jų vienas iš tokių akcentų yra vis dėlto sąrašai istorinių asmenybių žinotinų sąvokų, visą tai mes irgi savo vadovėliuose išryškiname ir jų sąrašus jūs rasite tiek rodiklėje, tiek istorijos sąvokų ir asmenybių žodynuose, kurie bus aukštesnių klasių vadovėliuose, nuo 7 iki 10 klasės. Jeigu 5-6 klasėje sąvokos ir asmenybės bus paaiškintos iš esmės temoje, tai aukštesnėse klasėse bus pateikiami visą tai istorijos žodynuose ir asmenybių tam tikrose trumpose biogramose vadovėlio gale. Be abejo, skirsime programinės sąvokas, atskiras spalva, kaip jūs matėte, irgi laikas 9 vadovėlyje ir vadovėlyje kelias. Apie užduotis, jų irgi skaičius skiriasi priklausomai nuo klasės. 5-6 klasėse mes duodame apie 5 užduotis įvairių lygių, aukštesnėse klasėse 7, 8, 9, 10 mes jau judame iki 7 užduočių temai, jos irgi visos yra diferencijuotos lygiais. Šaltiniai ir istorija iš arčiau įdomybės, jos papildo mūsų pagrindinius tekstus. Daugiau šaltinių dedame irgi nuo 7 klasės. Istorijos įdomybės irgi yra jau mūsų pačių kurti tekstai, pasakojimas apie kažkokį įdomų dalyką ar įdomią istorijos įvykį, asmenybę. Jie irgi yra mūsų visose vadovėliuose, tai gana naujas elementas, nes anksčiau istorija iš arčiau buvo atskiri atvartai mūsų 7 klasės vadovėlius, 8, 9, 10. Dabar tai yra elementas esantis temai. Na, iš šaltinių įvairovę mes be abejo, kai kurie yra klasikiniai, jų nekeičiame, kaip mūsų piliečių teisių deklaracija. Tačiau irgi kiekviename vadovėlyje atsiranda dalis naujų šaltinių, kurie veikia, kuriuos galima nagrinėti, kurie yra įdomus ir jie irgi papildo mūsų pagrindinį tekstą. Kitas svarbus momentas, tai yra kiekvienai temai, tai yra be abejo laiko juosta ir žemėlapiai, kad mokiniai orientuotųsi erdvėje ir laikine, kuriame vyksta įvykis.